Finansai - tai sritis apimanti pinigų valdymą, paskirstimą ir kontrolę tiek asmeninėme gyvenime, tiek versle, tiek ir valstybės mastu. Tai ne tik pajamų ir išlaidų apskaita, bet ir strateginis sprendimų priėmimas susijęs su taupimu, investavimu, skolinimusi bei rizikos valdymu. Finansai leidžia užtikrinti stabilumą šiandien ir kurti galimybės ateičiai. Asmeniniu lygmeniu finansai padeda planuoti biudžetą, valdyti išlaidas, kaupti santaupas ir siekti ilgalaikių tikslų, tokių kaip būsto įsigijimas ar finansinė nepriklausomybė. Versle finansai tampa pagrindu veiklos plėtrai, investicijoms, pelningumo analizai, konkurencingumo ir stabilumo išlaikymui. Valstybės finansai apima mokesčių surinkimą, viešųjų išlaidų planavimą ir ekonominės politikos įgyvendinimą. Svarbus finansų aspektas - laiko vertė. Pinigai šiandien ir pinigai ateityje nėra tas pats, todėl palūkanos, infliacija ir investicinė grąža tampa esminiais sprendimų veiksniais. Taip pat finansai glaudžiai susiję su pasitikėjimu. Rinkos, bankai ir investicijos remiasi stabilumu bei atsakomybė.